Šilčiausiais jausmais gražiausiais šiandieną prieš tokią gražią šventę, vasario 16, nori jums atlikti pačius gražiausius kūrinius, skirtus mūsų žemei, kaip ir šį, kurį dabar ką tik girdėjote, Sudainuokime Lietuvą, žodžiai Rimvydo Stankevičiaus, muzika Roko Radzevičiaus. Dabar girdėsite antrąjį kūrinį Mano namai. Muzika ir žodžiai Eglės Meilytės. Aranžuotė Danguolės Beinarytės. Žolynai ir vėjas čia aš gimiau, iš čia aš atėjau.
vakaras visiems atėjusiems į renginį skirtą vasario 16-ąjai, vasario 16-ąjai Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Tai diena, kai prisimename ne tik istorinius dokumentus ar politinius sprendimus, bet ir žmonės, kurie prieš daugiau kaip 100 metų tikėjo laisvą Lietuvą ir ėmėsi atsakomybės ją kurti. Juk valstybė neatsiranda per vieną dieną, ji kuriama kasdien žmonių darbu, pasirinkimais, namais, kuriuose gimsta idėjos, auga šeimos, formuojasi vertybės. Tik 22 metus gyvavusi Lietuvos valstybės žmonių istorija apima daugybę asmeninių likimų, susipinusių į vieną bendrą valstybės pasakojimą. Būtent apie šią istoriją, nors šiandien kviečia sugrįžti knyga Namai ir likimai, kurios autorė žurnalistė gidė Viktorija Vitkauskaitė. Pravėrusi 10 tarpukario Kauno namų duris, atskleidusi žmonės, kurie gyveno, dirbo ir savo kasdienybę kūrė Lietuvą. Todėl šis susitikimas tai ne tik knygos pristatymas, bet ir prasmingas vasario 16-osios minėjimas per žmonių istorijas. Kviečiu Viktoriją Vitkauskaitę atverti pirmosius knygos puslapius. Labas vakaras, veikia turbūt, ar ne? Veikia. Neturiu paruošusi jokios programos, žinot, nesu komikas ar aktorius, kuris keliauja iš vienos vietovės į kitą ir pasakoja vis tą patį. Tai pirmiausia, noriu padėkoti, kad atėjot šitą labai nemalonę vaikščioti dieną, negana to penktadienį 13, kas irgi turi tam tikrą atspalvį. Labai džiaugiuosi, kad čia esu būtent šią progą, vasario 16-osios išvakarėse. Man atrodo, gal tai tik mano įspūdis ir mano būsena, bet man atrodo, kad mums kasmet šita data, kaip ir kovo 11, yra vis reikšmingesnė ir vis didesnė. Ir žiūrėdama į savo bendramžius, savo visokius pažįstamus, savo socialinį burbulą, matau, kad jeigu prieš 10-20 metų mes taip pagalvodavom, ar eisim kažkur čia švęsti, o gal tyliam, o gal šalta, o gal lyja, o gal kažkokį filmą rodo, tai dabar niekam nekyla tokių klausimų, nes mes visi puikiai suprantame, kur mes turime būti šiandien ir dėl ko. Mano knyga keliauja visiškai savarankiškai po pasaulį, džiugu matyti, kad keliauja kur kas daugiau ir toliau negu jos autorė šiuo metu. Kažkas šiandien sakė, kad irgi siūs į Ameriką, tai aš truputį pavydžiu. Labai smagu matyti jos tokią ryškią savarankišką kelionę. Iš tikrųjų, aš jau ją esu paleidusi, todėl kad pasiūlymą rašyti knygą aš gavau 23 metų pabaigoje, jau prabėgo šiek tiek laiko. Ir yra labai įdomu, kad knygoje yra labai daug pašnekovų, daug šaltinių, daug interviu, bet knygos rašymo procesas yra ganėtinai vienišas kelias, tu juk esi vienas. Tai be abejo pasidalini su artimiausiais žmonėms, su pašnekovais, savo įspūdžiais, su leidykla, vis praneši, kaip tau sekasi, bet rašai juk vienas. Ir tuo metu, tada labai norisi kalbėti apie knygą, kalbėti apie istorijas, kad dar nėra su kuo, nes dar knygos nėra, dar niekas jos neskaitė. Tai man smagu, kad ji yra taip gražiai sutinkama, taip gražiai priimama. Manęs vis klausia, ar tikėjaisi, kad ji bus populiari. Aš iš vis nežinau, aš galiu sakyti tokį drąsų žodį, bet ko gero taip, nes yra išleistas antras tiražas, tai vis dėlto turbūt leidžia sakyti, kad knyga tampa populiari. Aš tikėjausi, kad ją skaitys Kaunas ir kauniečiai. Tai yra normalu, vis tada savi marškiniai yra arčiau kūno. Normalu, jeigu kažkas kažką išleidžia apie Marijampolę, iš kurios aš esu kilus, aš esu augusi Marijampolė ir gyvenus ar pirmos 18 metų, iki savo studijų Vilniuje pradžios, tai aišku, kad aš skaitau, nes tai yra sava. Bet ar ją skaitys, pavyzdžiui, Vilnius,
ar ją skaitys Klaipėda, ar ją skaitys Zarasai, niekas to negalėjo pasakyti. Ir man buvo labai smagu, kai metų pabaigoje einu Vilniuje Gedimino prospektu pro knygynus ir matau vitrinuose tą knygą tarp top skaitinių. Ne dėl kažkokio, sveiki, ne dėl kažkokio savo egos svarbu ir smagu, bet matyti, kad, nėra tos kažkokios keistos atskirties, kad čia apie Kauną, tai va tik Kaunas ir gali skaityti, kad čia tik Kaunui ir gali būti įdomu. Ir aš knygos įžangoje, ar beje kas nors perskaitė jau knygą? Yra tokių? Yra. Tai neleisiu sumeluoti, aš knygos įžangoje akcentuoju tai, kas man labai svarbu, tai yra mūsų visų namai, mūsų visų likimai. Taip žinoma Kauno, taip žinoma tų šeimų, apie kurias aš rašau, bet tai yra mūsų visų. Nes ir tie žmonės, kurie Lietuvai tapus nepriklausomą ar Kaunui tapus laikinąją sostinę, atvyko į Kauną kurti šalies laisvos, kurti valstybės, kurti sostinės, daugybė jų juk nebuvo kauniečiai. Ir jie atvyko iš atokiausių šalies kampelių. Ir kas man yra nuostabu, kaip jie veržiasi į šviesą, kaip jie veržiasi į išsilavinimą, į galimybės. Daugybė žmonių buvo poliglotų, kalbėjo 5-6 užsienio kalbomis, nors jų tėvai dažnu atveju, ypatingai mamos, nemokėjo skaityti nei rašyti. Tai va, iš tokios aplinkos išaugę vaikai, jie tiesiog plėšėsi dėl kiekvieno žodžio, dėl kiekvienos galimybės. Čia jau truputėlį nukrypo, bet norėjau pasakyti, kad tą Kauną sukūrė juk žmonės iš visur. Ir man labai dabar įdomu stebėti skaitytojų reakcijas, kur pavyzdžiui žmonės iš Panevėžio sako, bet kiek šitoj knygoj daug sąlyčio taškų su Panevėžiu. Aš pavyzdžiui taip net neužfiksavau, aš jau daug ar ne, aš nežinau, bet mes natūraliai ieškom atpažįstamumo, mes ieškom to, kas yra arčiau, kas yra sava. Tai man labai ir norėjusi parodyti, kad tai yra sava mums. Ką dar jūs rasite šitoje knygoje, kas neskaitėte, kodėl 10 istorijų. Čia be abejo yra visiškai subjektyvus mano pasirinkimas. Tai nėra nei kažkoks top 10 gražiausių Kauno namų, nei top prabangiausių, nei top žinomiausių. Tai yra tiesiog 10 namų, kurių atranką man iš esmės nulėmė pašnekovai. Todėl, kad kai aš pradėjau galvoti apie šitą knygą, kokia ji turėtų būti, ką aš noriu papasakoti, aš iš karto žinojau, kad man neužteks tik tai to, kas jau parašyta arba išleista, arba yra archyvuose, arba yra rankraštynuose. Be abejo, aš sėdėjau tikrai daug laiko Vilniaus Kauno archyvuose, skaičiau monografijas, disertacijas ir visokius kitokius dalykus, mokslo publikacijas ir taip toliau. Bet man buvo labai svarbu surasti dar gyvą atmintį, žodinę istoriją, kuri be abejo turi savų niuansų, nes mes visi suprantam, kartais atsimenam dalykus labai keistai, kartais atmintis vedžioja klystkeliais ir nuveda net ten, ko nėra buvę, bet mums atrodo, kad mes atsimenam. Tai aš suprantu tas rizikas, bet man vis tiek buvo labai svarbu pakalbinti žmonės, kurie kažką atsimena apie savo šeimos istorijas, pakalbinti žmonės, kurie galbūt neturi kraujo ryšio su pirmaisiais tarpukario namų gyventojais ir savininkais, bet jie tiesiog ten daug metų gyvena ir jie žino irgi visokių istorijų. Aišku, idealiu atveju šitos dvi sąlygos sutampa, kad tame name gyvena daug metų, daug dešimtmečių, būtent palikuonis tų pirmųjų savininkų. Tai per šitas paieškas tik tas 10-tukas ir susiformavo, nes be abejo labai dažnai renginiuose sulaukiu klausimo, kodėl nėra to namo, kodėl nėra kito namo, be abejo jų nėra daugybės, nes Kaune, kiek žinau, yra apie 6000 likę tarpukario pastatų. Knygoje yra 10, tai be abejo čia negali būti kalbos apie jokį apibendrinimą, kažkokį statistinį atspindėjimą ar taip toliau, bet aš ieškojau dar gyvo balso ir gyvo žodžio. Tai tikrai yra daugybė namų, kurie yra beprotiškai gražūs, kurie labai gražiai suprojektuoti, labai gražiai atrodo, bet, pavyzdžiui, žinau šeimos istoriją ir žinau, kad ta istorija baigėsi Sibire. Baigėsi seniai ir nieko nebelikę. Ir nebėra jau jokios gijos, kurią aš galėčiau užčiuopti ir nuo kurios aš tą pasakojimą galėčiau
vynioti. Lygiai tas pats kartais irgi žmonės klausia, kodėl tik lietuvių namai. Kodėl nėra, pavyzdžiui, kitų tautų namų, juk Kaune gyveno daug tautybių, ar ne? Tai vėlgi, kaip sakau, vienas dalykas, ši knyga nėra joks statistinis apibendrinimas, tai nėra kažkoks statistinis atspindys. Kita vertus, vėlgi, pavyzdžiui, su žydų namais viskas yra labai aišku, jų daugybės likimai per Antrąjį pasaulinį karą baigėsi šeimomis, giminėmis. Tai buvo tokių namų, kur aš svarsčiau galbūt įtraukti, bet aš galvoju, ką aš parašysiu, kad labai gražus namas. Tai ir taip visi mato, kad labai gražus. Kas projektavo, tai jau yra kažkur aprašyta, o kas toliau, iš ko aš auginsiu istoriją? Nėra tiesiog medžiagos, iš ko auginti. Tai taip tas 10-ukas ir atsirado. Dar vienas dalykas, kas man buvo svarbu, kad būtų įvairovė. Kad būtų įvairovė architektūrinė, todėl čia yra ir tokių tikrai prabangių vilų, kurias tikrai projektavo, sustatėsi, pasiturintys žmonės, kurie galėjo sau leisti pagal naujausias to laikotarpio architektūros madas, bet yra ir kuklesnių medinukų, nes jų irgi istorijos yra įdomios, tie namai irgi yra gražūs, jie tiesiog yra kitokio tipažo. Norėjau, kad būtų istorijų ir tokių žmonių, kurie, yra mūsų istorijos dalis, kurie yra labai plačiai žinomi, Čiurlionienė, kaip vadina vis proanūkis, arba Petro Klimo istorija, arba Tūbelių namai. Bet norėjau parodyti ir tuos žmonės, kurie galbūt neišliko istorijos puslapiuose, jie tiesiog gyveno savo gyvenimą, kūrė šeimas, kūrė namus, dirbo darbus ir jie irgi visi kartu buvo to margo Kauno audinio dalis. Kitas dalykas, kokį dar aš savo išsikėliau ir kur nebuvo taip lengva pasiekti, aš nenorėjau, kad tai būtų tik tai vyrų istorija, nes, vis tiek daugiausiai šaltinių dėl natūralių priežasčių yra apie vyrus, ką jie veikia, kaip jie statėsi namus, bet Kaune gyveno ir moterys. Tai man labai brangi yra šita Viršelio istorija iš Kipro Petrausko gatvės namo, žalio medinuko su bokštu, kurį turbūt Kaune visi žino, bet apie jį beveik nieko nežino, nes yra, man atrodo, 2 publikacijos iki šiol, informacija juose skiriasi. Ir va čia buvo vienas tų atvejų, kur aš žinau, kad ten gyvena tos ponios Bronės Jurgutienės anūkas, šitos Viršelio herojės, kurios jau nebėra gyvos sūnus. Tai aš žinau, kad, žodžiu, gyvena palikuonis, kad jis yra architektas ir daugiau nieko nežinau. Ir kadangi dar nesu kaunietė ir neturiu čia to tokio tvirto tinklo ryšių, tai nėra ir kam, žinot, manęs atvesti už rankos, pristatyti, sakyti, va štai Viktorija, žodžiu, neapsišaukėlė, jūsų neapvos, tikrai rašo knygą. Bet aš rizikuodavau ir buvo kelios istorijos šitoj knygoj, kur aš tiesiog atėjus iš gatvės, belsdavausi duris, prisistatydavau ir sakydavau, kad aš rašau knygą apie namus ir žmonių likimus ir aš norėčiau šitoje knygoje papasakoti jūsų istoriją, jūsų namo ir jūsų šeimos. Ir kai aš pradėjau šitą kelionės dalį eiti tiesiog toks kaip elgetavimas, iš pradžių atrodė nuo durų iki durų, aš galvojau, koks bus tas sėkmės procentas, kiek žmonių su manim kalbėsis, va taip tiesiog atėjusi. Aš galvoju, nedidelis, bet jis buvo 100%. Absoliučiai visi žmonės sutiko kalbėti, sutiko mane įsileisti. Tai man yra viena stipriausių patirčių ir kai dažnai mes vis taip kalbam, kokie lietuviai nedraugiški, uždari, susikausto, žodžiu, nesidalinantis nieko panašaus, mano patirtis yra visiškai kita, žmonės labai mielai ir labai nori dalinasi. Tai grįžtu vėl prie knygos istorijos, prie Viršelio istorijos, aš įdama visiškai nežinau, ką aš rasiu. Visiškai nežinau, ar šeima kažką turi, ar šeima kažką žino, bet galvoju, reikia pabandyti. Ir aš sutartu laiku ateinu į tuos namus, ten yra kartu architekto dirbtuvės, atidarau duris ir matau ant stalo tokie gal 4 ar 5 didžiuliai tarpukariniai albumai, tokiais labai masyviais viršeliais, odiniais. Ir jie pilni tarpukario nuotraukų būtent iš to šeimos gyvenimo.
Ir įdomiausia, kad ne tik tokių, žinot, ateljė žmonės darydavosi kažkokiam progom, bet iš buitinio gyvenimo, iš virtuvės, kaip kiemą formuoja, kaip kasa griovius, tiesia vamzdžius. Žodžiu, buvo beprotiškai įdomu, aš jaučiausi kaip laimėjus teleloto, nes aš ėjau visiškai aklai. Ir iš tikrųjų knygos rengimo prasme tai gavau lobį. Ir labai įdomu tai, kad tas pašnekovas, šitos herojės sūnus, jis tuos albumus taip atidžiau irgi ėmė vartyti faktiškai po daugybės metų pirmą kartą kartu su manimi. Nes, jie buvo tiesiog kažkur padėti, taip užslėpti ir atsirado tokia proga grįžti prie šeimos istorijos, prie savo šaknų. Tada pasirodė, kad yra netgi namo pirkimo dokumentai ir jisai žino, kiek jo močiutė už tą namą mokėjo, jis žino, kiek kainavo remontas, kiek kainavo čerpių stogas ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, tokios labai įdomios detalės, kurios buvo atradimas kartu ir jam. Ir man irgi kažkoks fenomenas, kai pagalvoju, tiek metų tos nuotraukos gulėjo, šitos moters jau seniai nėra gyvos, bet staiga yra viršelyje ir ji yra visur. Ir jo šeimai tai irgi yra naujas toks akstinas pasidomėti, ką darė savo archyvuose turi. Dar apie pokalbius, ką norėjau pasakyti. Žmonės, kurie skaito knygą, labai dažnai sako, žodžiu, verkiau, arba 10 istorijų skaičiau, verkiau 10 kartų. Tai aš nenorėjau, kad ta knyga visus pravirdytų. Ir netoks turbūt mano tikslas. Ir yra joje ir humoro, ir tokios gal kartais švelnios ironijos. Bet iš tikrųjų tos istorijos, jos yra labai jautrios. Ir neretai su labai tokiais skausmingais atspalviais. Tai tie pokalbiai būdavo nelengvi. Iš tikrųjų, kartais su labai ilgom pauzėm, kai tu jauti, kad žmogui reikia, tiesiog vėl truputėlį patylėti, susirinkti save ir tęsti tą pasakojimą. Buvo nemažai ir ašarų kai kuriuose namuose ir tokių labai jautrių momentų, bet, kaip ir sakau, visi su manimi kalbėjosi ir aš esu be galo dėkinga savo pašnekovams, nes taip tiesiog yra, taip veikia pasaulis, kad pavardė yra mano knygos viršelio, bet tų žmonių aš nieko nebūčiau nei parašiusi, nei išleidusi. Ir didžiausias nuopelnas tai iš tikrųjų yra jų, kad jie pasidalino taip atvirai ir taip nuoširdžiai, kad jie matė prasmę šitose istorijose ir šitame projekte. Tai esu labai laiminga ir man buvo ypatingas įvykis pats pirmasis mano knygos pristatymas Vinco Kudirkos bibliotekoje Kaune, lapkričio viduryje, nes ten atėjo visi tie mano pašnekovai. Ir aš juos pirmą kartą pamačiau visus vienoje vietoje. Kai kuriems jų yra jau apie 90 ar netgi daugiau, tai tikrai jie nėra, žinot, labai aktyviai judantys žmonės. Ir kai aš juos pamačiau, pirmoje eilėje, žodžiu, su kostiumai, su skrybėlėm, tai buvo kažkoks nuostabus jausmas, man sklis visam gyvenimui ir aš pagalvojau, kad turbūt ir jiems šita knyga yra šventė. Ir galbūt čia ir yra prasmė, ne kažkokie tiražai, ne kažkokie, nežinau, metų knygos rinkimai, be abejo, labai smagu, čia nesimainysiu, kad nėra smagu, bet kad tai palietė daug žmonių ir kad palietė turbūt ne tik pašnekovus. Aš sulaukiau labai gražaus grįžtamo ryšio iš skaitytojų ir tokio irgi labai jautrių ir labai subtilių pasidalinimų ir istorijų. Pavyzdžiui, man paskambino viena moteris, labai jau garbaus amžiaus, ir pradėjo girti mano knygą. Mes kalbam ir jis sako, jūsų knyga tokia nuostabi, bet aš neturiu su kuo apie tai pasikalbėti. Ir aš suprantu, kiek tam sakiny yra vienatvės, gėlos ir visų kitų dalykų. Atėjo viena mama, kuri liepė užrašyti knygas jos vaikams, kurie gyveno užsienį. Ir jis taip sako, gal jie paskaitys ir grįž namo į Lietuvą. Ir irgi supranti, kad yra vienas sakinys, bet jis turi labai daug priešistorijų ir labai daug atspalvių. Ir man labai smagu, kad skaito jaunesni žmonės, jaunesni už mane turiu omeny. Ir kaip jie perskaito tą istoriją ir ką jie iš jos pasiima.
aš rašydama šitą knygą supratau vieną dalyką, labai man svarbu, kad gyvenime yra labai trumpas laiko tarpas tarp to, kai tau pradeda rūpėti tavo šaknis, tavo istorija, tavo giminė, šeima, praeitis ir taip toliau, ir tarp to, kai tu dar turi ko paklausti. Nes kartais šitie du momentai prasilenkia ir su mano pašnekovais irgi nekartą teko, palikti kažkokį daugtaškį, nes sako, mes laiku senelio nepaklausėm. Vat mums nekilo klausimas, kažkaip senelis irgi, aišku, sovietmečiu, bet tarpukarį daug nepasakojo, tai ir daugybė klausimų lieka neatsakyta, ir mes dabar galim tik spėlioti, kodėl, kas, kaip, iš kur, bet žinančio asmens nėra. Tai man labai smagu, kad tie jaunesni žmonės, keletas man tokių parašė, sako, žinai, aš pradėjau klausinėti savo tėvų ir senelių apie mūsų šeimą, nes, sako, aš, pavyzdžiui, žinau, kad faktą, kad seneliai buvo Sibire. Bet aš nieko daugiau nežinau, absoliučiai. Toks yra faktas, jis kažkur kabo, jo niekas neliečia, lyg ir niekam neįdomu. Ir sako, aš dabar pradėjau domėtis. Tada viena mergina parašė, kad ji buvo girdėjusi, kad jos prosenelė irgi tarpukario Lietuvoje ėjo kažkokias aukštas pareigas kažkur kanceliarijoje, nežinau detalių, ji pati nežino. Ir kad kažkur yra archyve užfiksuota video medžiaga, kaip į ten regioną atvyksta Antanas Smetona, ir ta jos prosenelė kažkur ten, žodžiu, yra tarp pasitinkančių. Ir jis sako, žinau tą faktą, kad kažkur yra toks video, yra ta mano prosenelė, nei man rūpėjo, nei ką, o dabar jau jį nerešia, žodžiu, archyvus, rašo užklausas LRT, miesto archyvas, taip toliau, žodžiu, parūpo. Tai ta tokia išdava, tas toks rezultatas šios knygos, kurio aš, aišku, neplanavau, man yra labai gražus ir labai jautrus. Ir aš galvoju, kad vienas dalykas yra, ką tu parašai, bet visai kitas, ką žmonės perskaito ir ką iš to pasiima. Tai jau šito proceso aš negaliu kontroliuoti, bet man panašu, kad tie pasiėmimai yra labai tokie asmeniški ir labai gražus. Gal kažkas, nežinau, paklaus kažko norėtų, nutrauk mano šitą greitą kalbę. Kaip jūs pasirinkot tuos namus? Kas jūs, apskritai, ėmėme identifikatų? Ne, iš tikrųjų, matote, aš jau kelerius metus vedžiau ekskursijas iki pradėdama rašyti knygą, ir būtent tą mano veiklą stebėdama leidykla ir pasiūlė man šitos knygos projektą. Kai pasiūlė rašyti knygą, daugiau nieko ten konkretaus ir nebuvo. Tai kai kuriuos namus aš jau žinojau, pavyzdžiui, Petro Klimo, aš pasakoju visada istoriją per savo žaliakalnio ekskursijas. Ir čia aš turėjau tam tikrą tokį pranašumą, todėl kad kai žmogus skaito tavo knygą, tu nematai reakcijos. Tu nematai, žmogus paprastai skaito vienas kažkur, paskui jis jau ten pateikia tą įspūdį. Bet kai vedi ekskursijas, tai tu matai reakcijas čia ir dabar. Ir tu matai, ar žmonėms įdomu, ar jie nuobodžiauja, ar jie įsitraukia, ar jie graudinasi. Ir iš tiesų Petro Klimo byla ir jo visa gyvenimo istorija turbūt buvo vienas tų faktorių, kodėl aš pagalvojau, kad reikia ryžtis rašyti šitą knygą. O ryžto tai iš tikrųjų reikia daug, nes aš puikiai supratau, kad aš nesu istorikė, net nesu kaunietė, žodžiu, nesu menotyrininkė, nors dabar jau doktorantūroje studijuoju, bet vis tiek, žodžiu, žinau visus savo ne. Ir vis tiek galvoju, kad reikia sakyti taip, nes kiekvieną kartą, kai per žaliakalnio ekskursijas mes sustojame prie Petro Klimo vilos ir aš pasakoju tą istoriją, aš pasakoju, kodėl yra čia jo vila, bet kodėl jis niekada joje negyveno. Kodėl memorialinė lenta, kuris gyveno kabo tiesiai prieš jo namo langus, ir koks tai buvo gyvenimas, ir koks buvo žmogaus persekiojimas. Visada būna grupė žmonių, kurie susigraudina. Visada. Ir net aš pati kelinti metai, atrodo, pasakoju tą patį, man kiekvieną kartą, ir kaip aš šiurpstu, net dabar jaučiu, kaip kūnas reaguoja, nes tai yra labai labai jautri istorija. Ir aš pagalvoju, kad reikia turbūt apie tai kalbėti, nes Petrą Klimą turbūt žino visi. Jau kas ateina į ekskursijas, tikrai vardą pavardę yra girdėję, bet mes daugeliu atveju žinom tas etiketes. Diplomatas, signataras, kažkas ten Paryžius, gal Sibiras, žodžiu, bet mes dažnai nežinom žmogaus.
žmogaus iš kūno ir kraujo, jo likimo, jo šeimos tragedijos, jo paties tragedijos. Aišku, yra išleista fantastiškų tyrimų mokslinių, yra milžiniška monografija būtent apie Petrą Klimą, bet žmogus, kuriam tai nėra kažkaip labai specifiškai artima, kuris nėra istorikas, profesionalas, jis turbūt nepradės domėtis nuo monografijos 900 puslapių apimties. Tai yra normalu. Tu pradedi nuo kažko šiek tiek lengvesnio, paprastesnio. Tai aš ir pagalvojau, kad ne, reikia apie tai turbūt kalbėti garsiau. Ir man dar labai sekėsi, nes aš susipažinau su šeima, kuri gyvena Klimo viloje daugiau kaip 50 metų. Labai mieli žmonės, su kuriais susipažinau taip, kaip man būna tik Kaune. Aš kartą pravedžiau ekskursiją ir grįžtu tą pačią gatvę jau į traukinių stotį ir sustoju prie Klimo vilos užsirišti batą. Ir išeina vyras pro duris. Ir nežinau, gal kad aš dirbu žurnaliste, yra tokia uoslė, kur gali būti istorija, ką reikia prakalbinti. Aš reikia kažką sakyti. O žinot, kaip būna, kad atrodo užtemstas smegenys, rūkas kažkoks. Ir aš kažkaip sakau, jūs čia gyvenat? Tai aišku, kad jis gyvena, jis išeina tam su kažkokiais šiukšlių maišais. Bet jis tik labai geranoriškai pažiūrė, sako, taip, gyvenu, sako, labai gražus namas. Ir jis sako, kad jo kokia istorija. Sakau, taip, aš šiek tiek žinau tą istoriją. Ir man jau reikia bėgti į traukinį, nes aš gyvenu Vilniuje, aš turiu spėti vakare grįžti namo. Bet mes pasikeičiam kontaktais. Po kurio laiko aš jam skambinu, mes, žodžiu, pasikalbam telefonu, tada kažkada sustinkam tokią truputėlį pasivaikščioti, jis man parodo tos vilos laiptinę, kuri yra beprotiškai įspūdinga ir labai įdomi. Ir paskui taip sako, tai gal į svečius užeikite? Tai kur aš neužeisiu, aišku, ir jo žmona labai geranoriškai priima. Ir jis net keletą kartų mus yra įsileidęs su mano ekskursijų grupėm, kas man irgi yra neįtikėtina, nes, pavyzdžiui, 15 svetimų žmonių ateina į svečius, ekspromtu, tiesiog. Tai va, tai žodžiu, viskas taip labai gražiai susidėliojo, kad aš pagalvojau, kad reikia kažką daryti. Tai dalis namų yra, apie kuriuos aš pasakoju, kurių istorijas aš gana gerai žinau jau dirbdama gide. Bet aišku, aš norėjau, kad ir man būtų įdomu, kad ir man būtų kažkas naujo. Ir aš norėjau įtraukti namų, apie kuriuos aš nieko nežinau, kur manęs lauktų irgi atradimų kelionė. Tai čia buvo toks fantastiškas nutikimas, kaip atsirado Kleopo Gaigalio kotedžas tarpukarinis, Perkūno alėjoje. Ten tas pastatų ansamblis, jis yra ganėtinai lankomas, nes yra akligatvis, kotedžai yra sugrupuoti. Ir ten akligatvį yra memorialinė lenta, kad ten gyveno Dalia Lietuviai prie Latvijos jūros, priminkit pavardę. Taip, ačiū. Ir yra memorialinė lenta, žodžiu, nieko ten slapto, bet tu tiesiog turi žinoti, kur įeiti, nes reikia eiti tiesiai ir tada į akligatvį į kairę. Ir aš ten nesu buvus ne kartą, bet kažkaip galvoju, reikia vieną kartą pasidaryti naujų nuotraukų mano Facebooko puslapį gidės. Aš neinu, žodžiu, pasidarau tas nuotraukas, dar pastoviu kažkaip ir jau išeinu iš to kotedžų ansamblio ir dar taip atsigręžiu, dar tiesiog pasigrožėti, nes man labai gražu. Ir aš tiesiog nugarą pajaučiu, kaip įsuka pusiau automobilis ir sustoja. Visiškai už mano nugaros, girdžiu, kaip prasidaro langas, suprantu, kad dėl manęs. Ir dabar galvoju, tai tokia mintis, tai galvoju, dabar arba prieks, ko aš čia valgaujuosi, nors tai nėra privatus kiemas, bet žmonių būna visokių, arba bus kažkas įdomus. Taip, ir aš atsisuku, vyras toks, žodžiu, jūs kažkas čia domina, sakau taip, aš buvau aplankyti, kur, žodžiu, memorialinė lenta. Taip, sako, čia mūsų yra tokia, didžiausia žvaigždė iš to kvartalo, bet, sako, yra ir kitų žvaigždžių. Kokių, sakau, sako, šitam kotedže, šitam name gyveno pirmasis radijo stoties statytojas, faktinis įkūrėjas, nors ten paskui visokiais niuansais ta istorija baigėsi, kas skaitė knygą, tai žinote, apie ką kalbu. Ir man jau irgi sutilindžiuoja galvoj varpeliai, kad čia kažkokia labai įdomi istorija. Ir tas vyras taip tęsia, sako, aš tai esu tolimas giminaitis, bet tam pačiam bute tarpukariniam šitam kotedže gyvena jo anūkas. O aš jau turiu knygos planą galvoje, aš dar mažai esu ką nuveikusi tuo metu. Ir
vėl turiu bėgti į traukinį, kaip visada. Ir sakau, pasikeiskim kontaktais, sakau, čia kažkokia labai įdomi istorija, aš norėčiau apie ją pakalbėti plačiau. Tai ir viskas va taip įvyko. Ir tada jis man davė to anūko kontaktus, irgi labai įdomus žmogus, labai maloniai mane priėmė, mes keletą kartų buvom susitikę, kalbėjomės jo namuose. Tai va toks atsitiktinumas, suprantat, aš galėjau minutę anksčiau išeiti iš to kvartalo, minutę vėliau ir tos istorijos turbūt nebūtų. Čia buvo visiškai kažkoks, nežinau, dulkės iš dangaus. Nusileido ir viską sudėliojo taip, kaip yra. Gal dar kas ko nori paklausti? Mane tai domina, kodėl būtent Kaunas. Jūs sakot, žydė buvo Kaune, iš Marijampolės gyvenanti Vilniuje, bet gydė Kauno. Taip, čia toks neturintis jokio logiško paaiškinimo dalykas. Aš iš tikrųjų Kaune niekada nesu gyvenus. Dar turiu vilties, kad kada gyvensiu, bet iki šiol man nepavyko. Man pirmiausia Kaunas atsivėrė per žurnalistiką. Todėl, kad aš vis čia turėdavau vieną kitą įdomų interviu su menininkais, su architektais, su paveldosaugininkais ir aš jau tada ėmiau įtarti, kad čia kažkas yra įdomiau, negu mes visi žinom ar galvojam. Čia aš turiu omeny laikus prieš kokius 11-12 metų. Paskui taip man susidėliojo gyvenimas, kad aš turėjau vienu metu šiek tiek daugiau laisvo laiko ir gyvenau arčiau Kauno, bet ne Kaune, Marijampolėj. Ir aš tiesiog mėgdavau atvažiuoti čia paslampinėti. Tiesiog pasivaikščioti, kur akys veda. Tai va taip pirmus kartus visiškai viena, be jokio supratimo, aš užklydau Žaliakalnį, į Fryko, į Vaižganto gatves, Perkūno alėją. Ir tai vėlgi yra laikai, maždaug prieš 10 metų, dar yra keleri metai iki Europos kultūros sostinės programos, dar daugiau metų iki Kauno įtraukimo į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tos informacijos viešai dar buvo mažiau, ekskursijų buvo dar gerokai mažiau negu dabar. Ir aš net nesupratau, į ką aš žiūriu, nes tos architektūrinės kalbos tuo metu aš visiškai nemokėjau, aš neturėjau jokių žinių. Man tik buvo labai gražu, aš supratau tik tai, kad aš matau kažką visiškai kito, negu esu pratusi matyti Vilniuje. Tai va tą atskyriau, bet daugiau nieko. Tada atvažiavau dar keletą kartų pasižiūrėti, ar tai man tada daro tokį patį įspūdį. Man tai įspūdį darė. Ir aš pagalvojau, kad aš noriu suprasti, ką aš žiūriu. Aš noriu turėti bent šiokį tokį supratimą, apie ką tai yra. Ir iš tikrųjų, ir tada ruoštis, tokius susidėti pagrindus, kas kur gyveno, nėra labai sunku, nebuvo labai sunku. Todėl, kad ant daugybės namų fasadų yra memorialinės lentos, kur parašyta, kas kuriais metais kur gyveno. Tai va tada jau tu gali ieškoti memuarų, biografijų, laiškų kažkokių ir po truputėlį dėliotis tą romaną. O ekskursijos paskui atsirado labai juokingai, nes aš pradėjau temptis į Kauną draugus iš Vilniaus, kurie irgi nelabai anksčiau suprato, ką aš čia veikiu, kur aš čia vaikštau, aš sakau vaikštau po Žaliakalnį, jie tokio negirdėję, tada važiuojam kartu visi. Ir kadangi aš visą laiką turiu grįžti namo į Vilnių, aš taip pradėjau juokauti su draugais, kad gal man reikia pradėti vesti ekskursijas. Tai aš turėsiu pretekstą atvažiuoti dažniau į Kauną. Ir tai buvo pokštas, bet paskui pagalvojau, gal tikrai, ir kai buvo pandemija, kaip 20 metais aš nuotoliu baigiau gidų kursus ir 21 metų vasarą, jeigu aš gerai pamenu, pakviečiau į pirmą ekskursiją, beje, buvo labai juokingai kursų pabaiga, todėl kad tam, kad tu taptum gidu, kad tu gautum tą pažymėjimą, tu turi parengti tokį kaip egzaminą labai nuoseklų visos ekskursijos planą, labai detalų, kur eini, prie ko sustoji, ką rodai, su nuotraukom, kaip kas atrodo, kaip toliau, ką tu pasakoji, žodžiu, iki tokį beveik magistro apimties. Ir aš iš tos grupės vilniečių buvau vienintelė iš keliasdešimt žmonių, kuri rengė ekskursiją ne apie Vilnių, o apie Kauną. O buvo pandemija su pačiais griežčiausiais ribojimais. Ir aš į tą Kauną negalėjau nuvažiuoti, o reikia pateikti nuotraukas, surašyti gatvių pavadinimus, kur pasuki, kur stovi. Tai atsimenu, su Google Maps visokiais dariau nuotraukas. Dėliojau labai komplikuotai
tą savo pirmąjį maršrutą, bet viskas praėjo gerai. Aš atsimenu, kad labai gerai vertino tą mano ekskursiją ir sakė vadovė, kad čia būtų labai įdomu apsilankyti. Tai irgi toks buvo padrasinimas jaunam, bailiam, pradedančiam gidui, kad gal tai ne tik man įdomu, gal tai gali būti įdomu ir daugiau žmonių ir pasirodo, kad tikrai gali. Ir aš labai džiaugiuosi, kad yra tokia Kaune įvairovė ekskursijų nuo iki ir visiškai nežiūriu kaip į kažkokius konkurentus, nežinau, man atrodo, kad visiems gali užtekti lankytojų, visi renkasi pagal savo skonį, savo poreikį, savo prioritetus ir kad kuo daugiau žmonių sužino, kuo daugiau žmonių nori domėtis, tai man tikrai yra labai smagu. Ir beje, kuo aš džiaugiuosi, ypatingai praėjusią vasarą 25 metų buvo labai intensyvi, aš jau kartais nesutalpindavau visų norinčių ekskursijas, nes aš dirbu tik savaitgaliais, kadangi Žiokiagėmis turiu kitus darbus. Labai daug atvažiuoja žmonių ne iš Vilniaus ir ne iš Kauno, iš kitų miestų. Palanga, pavyzdžiui, ten Kaišiadorys, Širvintos, Birštonas, Šakiai, nu žodžiu. Tai vat kažkoks, matyt, bendras toks traukos taškas susiformavo. Aš norėjau paklausti, kaip gėdas. Taip. Kauno, tarp Žaliakalnio ir Vilijampolės. Jūs akcentavote knygoje, kad iš tų namų, aš daug žinau, iš tų gražių namų ten savininkų labai mažai liko vyrų. Rusiški azijatai. Arba sušaudė, arba ištrėmė į Sibirą. Be abejo, kiekvienos knygos istorija yra kitokia, kiekvienas likimas yra kitoks, bet taip, daugumos, kaip pasakiau, istorijos yra labai skaudžios, baigtys yra labai skaudžios. Netgi tais atvejais, kai, pavyzdžiui, dalis šeimos liko gyventi, tai tas gyvenimas buvo toks irgi, kaip čia pasakius, šiandien yra sunku įsivaizduoti. Pavyzdžiui, aš knygoje rašau apie Naujamiestyje, Kęstučio gatvės kiemuose esančio Augustino Janulaičio namą, kuris buvo teisininkas, bibliofilas, profesorius, labai intelektualus žmogus. Tai jį faktiškai išgelbėjo tai, čia toks labai ciniškas žodis išgelbėjo, bet žodžiu, jis tuo metu, kai jau į jį nusitaikė represiniai režimai, jis labai sunkiai sirgo vėžiu. Ir jau buvo aišku, kad, na, žodžiu, ko gero jį paliks ramybėje. Tai jį paliko namuose, bet, pavyzdžiui, kaip prikeldavo svetimų žmonių. Ir netgi šeima aprašius, papasakos man tokį kuriozą, kurį aš aprašiau, kad gyveno kažkokia Kaune senamiesty rusų šeima, kažkokiam bute. Nežinau, būdavo potvyniai, labai dideli, labai stiprus ir užsėmė jų butą. Ir jiem kažkas ten miesto valdybo ar kažkokio įstaigoje pasakė, va, žodžiu, Kęstučio gatvėje, eik, yra namas, įsikelkit. Ir dabar tie savininkai sėdi eilinę dieną, valgo, nežinau, pietus vakarienės, skambutis į duris, atidaro duris, sueina kompanija svetimų žmonių su lagaminais. Jie čia gyvens. Ir gyveno kelerius metus. Ir juos paskui iškraustė ten tik tai su teismais, nes jie sakydavo, panaša. Žodžiu, čia mūsų. Taip, ir viskas. Tai, žodžiu, man šiurpo plaukai ir tokios buvo nesuvokiama. Dabar turbūt yra sunku įsivaizduoti. Arba irgi, pavyzdžiui, iš 4 butų namo padaro 8, nes komunaliniai butai visus suvaro labai glaudžiai gyventi ir vienam iš tų butukų lieka šeima, ar ne? Tikrųjų tų savininkų tarpukario, kažkas ten palikuonys, taip toliau. Tai na pavasaris, tu nori savo darže kažką pasisodinti, kaip tu esi pratęs, ir tauta naujakuriė sako, o čia nebe tavo, čia tu nebesodink, čia tau nebegalima. Tai va, tokių detalių aš ir dėl to norėjau kalbinti tos žmonės, nes to nesurasi, žinot, monografijose, to nėra enciklopedijose, bet tai yra gyvų žmonių, tikrų žmonių gyvos patirtys ir man jos buvo labai svarbios. Ar dar yra kokių klausimų, ar jau visi nori muzikos? Gal jau man metas baigti? Tai dar vienam klausimą, jeigu kas turi, prašau. Ar liko tokių namų, kurie atsirgo šitą knygą? Labai geras klausimas, nežinau kaip atsakyti. Matot, su leidykla, aišku, mes iš karto apsibrėžėm tokią protingą knygos apimtį. Kad tai nebūtų brošiūrėlė, kur ten 15 puslapių baigta, kad nebūtų enciklopedija, nes irgi ne to žanras.
aš tą preliminarų sąrašą buvau pasirašiusi gerokai ilgesnį, galimų namų. Tai tokių, kad netilpo nebuvo, nes žinot, paskui artėja terminai, ir kaip visada autoriai jau ir nemiega, ir nevalgo, ir taip toliau. Bet buvo toks, pavyzdžiui, atvejis, kur aš nežinau, ar aš jį galiu vadinti nesėkmę. Tiesiog irgi vienas labai gražus namas Žaliakalny, perskaičiau viską, kas yra apie jį archyvuose, kas yra išleista. Yra dar ir iš palikuonių vienas žmogus pasikalbinau, bet tie jo atsiminimai irgi jau išleisti ir aš matau, kad aš nieko neparašau kito. Nei kažkaip daugiau, nei išsamiau, nei įdomiau. Tai tada galvoju, kokia prasmė. Aš tiesiog tiražuoju tai, kas jau yra, tada mano tas darbas tokia kompiliacija. Ir aš tiesiog pasiaiškinau, tai moteriai sakau, labai atsiprašau, bet aš negaliu įtraukti iš to pasakojimo, nes aš neturiu iš ko jo padaryti. Paprastai sakant, ir mes kažkaip labai korektiškai susišnekėjom šitą vietą. Tai čia ne tai, kad netilpo, bet tiesiog pamačiau, kad aš priėjau akligatvį ir man reikėjo turėti, nežinau, padorumo gal, savo tą pripažinti, kad neištempsiu šito pasakojimo, reikia dėti tašką ir ieškoti kažko kito. Tai turbūt man reikia padėkoti, ar ne jau? Labai visiems ačiū. Gražios vasario 16 ir švęskime Lietuvą. Ačiū Povai. Manau, kad visi esam sujaudinta jūsų meilė Kaunui ir šitiem žmonėm, kurie praėjo tą sudėtingą istoriją. Tos istorijos turbūt paliečia beveik kiekvieną lietuvių šeimą, vienaip ar kitaip. Linkiu jums kūrybiškumo, linkiu naujų knygų, naujų idėjų ir labai dėkoju, kad radot šitaip užimta pas mus atvykti trumpai, nes kaip visada mūsų knygos autorė skuba į traukinį, išvyksta į Vilnių, į tolimesnį renginį. Ačiū jums labai. Toliau mes kviečiame Domeikavos chorą Versmė savo programai. Toksai nestandartinis mūsų šiandien renginys ir knygos pristatymas ir muzikinė programa, betgi viskas tai vasario 16, mūsų valstybės dienai. Mūsų choro vadovė Rasa Andriukaitienė yra ne tik puikia dirigentė, bet ir nuostabi poetė. Ir mes tikrai lauksime tokios akimirkos kaip ši, kad būtų pristatyta ir jos knyga. Labai lauksime. Nėra brangesnės žemės, kurioje gimėm. Nėra skambesnių paukščių giesmių, kaip tėviškės žaliuos šiluos. Nėra gražesnės meilės, kurią gyvenimo limtis mums skyrė. Ir kelio, kurį nuėjome su Lietuva kartu. Ir visados tebus skambiom dainom išpinta raštų pynė, išausta tulpėm drobė, motulės darbščių rankų dovana ir tėvo šalia kelio pastatytas kryžius. Primins vaikams senų laikų istoriją. Ir kaip tautos šviesa mums iškovota nepriklausomybė. Sudėta jos aukuria tautos tėvų ir brolių protėvių auka. Džiaugsme ir liūdesy vienintelė tėvynė mūsų žemė Lietuva. Ačiū. Kur taip skubai? Sustok, apsižvalgyk, kaip ir autorė sakė. Lekiam namo, o koks gražus tas namas net nemato.
kaip laukia namuose, šilta garuojanti duona, kaip kvepia medus. Ir tada turim suprasti, mes namuose, čia mūsų žemė. Dabar kviečiu pasiklausyti kūrinį Mūsų žemė. Muzika Sauliaus ir Donato Petraikių, žodžiai Rimvydo Stankevičiaus. Ir antras kūrinys, kurį išgirsite, tai Sutartinė Galilauko Lietala. Apsidairė, jau
nuostabių upių santaka. Bet mūsų šaknis yra ir mūsų liaudies dainuose. Taigi šiandien turime premjerą. Pirmą kartą atvyksime į Vinos Kairytės sutartinę išplėtotą ir kaip jinai suskambės šiandien pas mus. Kaip žinome, tai iš tikrųjų sutartinės dainavo ne visi lietuviai. Sutartinės dainavo aukštaičiai. Taigi viena sutartinė, kuri vadinasi Galilauko liepelą. Taigi apie tą mūsų šeimą dainavo ir džiaugiasi mūsų protėviai. Pabandykime atrasti tą gražų, nuostabų grūdą, kurį augino mūsų seneliai, tėvai ir kas mūsų ateities kartoms dar privaloma daryti, kaip suskambės ta sutartinė pirmą kartą Garliavoje. Galilauko liepelė. Galilauko liepelą
tikiuosi, kad jums patiko mūsų atlikimas, galbūt jis dar yra tobulinamas, bet mes labai stengiamės šiandien jums padovanoti šitą kūrinį, kurį mes čia man ilgai nuo rudens dainavom, kol ryžomės parodyti savo žiūrovams. O parašė kūrinį Lina Kairaitytė, kuri šiais metais buvo išrinktas kūrinys šitas ir gavo pirmą premiją. Tai va, kaip naujas kūrinys sukurtas būtent šią temą. Gerai, dabar Dabar, kaip ir mūsų žemė, o mūsų žemė kas mes, savo žemės vaikai esame. Tai dabar skambės kūrinys Savo žemės vaikai, muzika Dainiaus Pulausko, o žodžiai Jolantos Milišauskaitės. Žemės
žadintų tą pavasarį. Tai kartu pažadinkim tą pavasarį, pakelkim saulytę. Ir šis kūrinys, kuris dabar skambės, vadinasi Kilk saulytė. Muzika Raimondas Stygus, žodžiai Rasos Bugarčiūtės. Thank you.
Domeikavos chorui versmė. Ačiū Jums, Rasa, visada. Susitinkame Garliavos bibliotekoje. Jau beveik tradicija tapo, man atrodo, 3 kartą jau atvykstat su tokiu gausiu kolektyvu, tokiu pasipuošusiu, pasirengusiu. Mūsų vienyti ir man atrodo, kad tos saulytės spinduliai mus šiandien atėjus iš čia tikrai suvienijo. Belaukiant vasario 16-osios valstybės dienos. Būkime vieningi, būkime laimingi ir sveiki su pasitinkančią dieną ir bendrai visada. Ačiū Jums. Toks prie arbatos puoduko, kai pavargsit, pyragėlis mažas, toks. Ačiū.